Esu patenkintas žaidimu, aišku, kaip ir žiūrovom paliko didelį įspūdį ir apie tolimesnius planus. Galbūt pasikeis nuomonė ir ateis daugiau į stadioną pažiūrėti Lietuvos nacionalinės rinktinės. Šiandien lengviau buvo iš tikrųjų žaisti, o ta prasme dėl manau, kažkokių didesnių problemų nebuvo. Pirmą kėlinį be momentų jie iš vis beveik, ten tas vienas iš nuošalės, kurį mušė. O antram kėlinį kažkiek turėjo tokio aštresnių atakų. Šiandien kaip švęsim selekcinį darbą, žiūrėsim, kaip vyrai atrodo savo klubuose ir parinksim jau rugpjūčio 11 dieną optimaliausią sudėtį, kuri ir atvažiuos žaisti su Škotijos rinktinė.